Provokacija Klaipėdoje. Pažymint šį savaitgalį vyksiančią vaikų gynimo dieną, nuspręsta patikrinti uostamiesčio visuomenės sąmoningumą. Klaipėdos centras Martyno Mažvydo alėja beveik pietų metas. Socialinės provokacijos organizatoriai iš butelių išpila alų ir juos pripildo vandeniu. Grupelė jaunų uostamiesčio aktorių stveria imituotą alkoholį, pagarsina muziką ir eksperimentas prasideda. Centre geriančius ir triukšmaujančius jaunuolius akylai nužiūri vyresnio amžiaus klaipėdietis, tačiau veiksmų nesiima. Ignoruoja jaunimą ir kiti praeiviai. Pasipiktinusių žvilgsnių ne vienas, tačiau veiksmų jokių. Policijos pareigūnai pranešimų taip pat neužfiksavo. Mes padarėm tokį socialinį eksperimentą, kad vėlgi parodyti jums asmeniškai visuomeniai, kad vėlgi yra labai didžiulis skepticizmas, abejingumas vartojantiems, rūkantiems paaugliams. Dabar, sakau, mūsų jaunimo užkritęs toks yra krūvis tų visokių blogybių, kad jis tiesiog natūraliai nebeatsilaiko. O mes kaip suaugusiai, kaip mūsų suaugusiai pareiga jiems padėti, mes jiems nepadedam. Suprantat, tie vaikai, jie yra ne tik, kad pažeidinėja įstatymus, jie yra nusikaltėliai. Kodėl? Jie rodo pavyzdį mažiukams, tai mažiesiems darželinukams, taip toliau, taip toliau. Aš mačiau, tėveliai eina su vaikais ar ne, su mažais vaikais, tėveliai nekreipia dėmesio. O kiekvieno tėvo pareiga yra, įspėti, policijai paskambinti, kad yra tokie dalykai, girtauja, rūko viešoje vietoje, pažeidžia įstatymus. Antroji socialinio eksperimento dalis skirta išsiaiškinti, ar nepilnamečiai gali nusipirkti Klaipėdoje alkoholio. Pirmose dviejose aplankytose parduotuvėse vaikinų paprašė asmens dokumentų. Trečioji vieta šalia Lietuvininkų aikštės veikiantis prekybos centras. Iš šio eksperimento dalyviai nepilnamečiai grįžo nešini alaus skardinėmis. Turbūt nesusimasto, kad vis tik gresia administracinė atsakomybė tiek už alkoholinių gėrimų pirkimą, tiek už tabako gaminių ir sankcijos gana nemažos. Baudos yra nuo 250 iki 500 litų. O pardavėjai, pardavusiai, tai yra didesnės baudos ir jau įmonė 3 kartus pažeidusi, sakykime, tokius pažeidimus padariusi įstatymę, tai gali netekti tiesiog licencijos prekybai. Kasmet Lietuvoje nuo rūkymo ir alkoholio miršta apie 12 000 žmonių, dalis jų jaunimas.